I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Nors ir žalia šviesa, bet tunelio gale ne kažką. Taigi, chebra, 300 km prieš nosį, pajudam. Šiandienos tikslas yra nuvažiuoti, pasiekti Gargždus, tada važiuoti į Plungę ir iš Plungės važiuoti į Telšius. Telšiuose Airbnb laukia, ten pailsėsim ir tada rytojaus trypas iki Kuršėnų, nuo Kuršėnų iki Šiaulių ir Šiauliuose dar vienas Airbnb, kuris laukia rytoj. Taigi bandysim dabar tokį kaip ir sezono uždarimą padaryti, nuvažiuojant 300 kg. Tai yra 100 daugiau negu nuvažiavau pernai, nes pernai nuvažiavau 200, mano rekordas asmeninis. Tai nusprendžiau pridėti 100 ir šį sezoną 300 nuvažiuoti. Na ir padaryti tradiciją. Kitą sezoną važiuosiu Vilnius Klaipėda, ten bus 400 kg, na taip ir žiūrėsim, kol sveikata leis. Galiausiai finale važiuoti Lietuvą. Norėtųsi kuo mažiau žvyrkelio, kuo daugiau asfalto, nes prisikroviau tikrai daugiau negu telpa į tašės. Kitaip sakant, ne viskas tilpo į tašės, tai apsišarvavau likusius dalykus į savo maikutę. Tai reiškia, kad jos negalėsiu nusivilkti, o tai reiškia, kad jeigu bus karšta, teks kentėti. Nieko, sustosiu Gargžduose, parodysiu maždaug, kaip viskas atrodo. Tik pašnekėjau apie žvyrkelius, kad nenoriu žvyrkelių. Ir jau 2 kilometras, kaip važiuoju žvyrkeliu. Bet toks visai nieko, iš tikro. Iš graveliuotas, ne, iš greideriuotas, kaip ten sakoma. Pakankamai fainai važiuoju, iš tikro, pakankamai minkštai. Nes padangas pribūčiau daug kiečiau negu prastai važinėjau, nes vėlgi papildomas svoris. Padangas reikia daugiau oro pripūsti. Bet pakankamai minkštai važiuoju, tai jeigu toks visas bus šios kelionės žvyrkelis, tai aš tada džiaugsiuos labai. Turim pirmą problemą. Bliam, jeigu aš nuvirsiu ją, o gal vestis dviratį? Gal bandau vestis, nerizikuosiu, griūt. Panašu, kad bus reikalų. Nu dabar viskas, dabar mano visa nugara bus smėlyje. Gal pavyks ant žolytės biškį nusivalyti ratus. Įdomiai čia mane veda. Svarbiausia, kad nebūtų kelio, kuris, kaip sakant, būtų vien žalia, nepravažiuojamas. O to baisu biškį. Bet gal nebus taip.
Dar ne vienoje kelionėje. Ai, aplink Klaipėdą, kai važiavau, kažkas panašaus buvo, bet labai trumpa atkarpa. O čia atkarpa tokia, nusimato įdomi ir netrumpa. Eik, tu peklant prieki, iš vis ten jūra kažkokia. Fucking hell. Ką daryt? Eik, tu načert. Kas čia per kelias? Nu, bet man juo reik varyt. O, ir ten jau matau. O, tik ne asfaltą. Nu, jo, tai aišku, 3 metrai iki asfalto, bet turi perskrist, teleportuot. Blemba, jeigu čia nenuves, čia kažkur į kitą pusę veda. O, vyruti. Nefaina. Ant asfalto išlyst su tokiom padangom, pro kur čia man geriau varyt. Blemba, bet panešt. Susmegsiu aš tokiu svoriu. Blemba, sveria dviratukus. Apa. O, bent jau tiek, gerai, kad smėlis kietas. Kietas smėlis. Apa. Sudžiūvęs nuo saulės. Bet ir tos balas galėtų išdžiūt. Velniop. Apa. Nu. Nėra padėties be išeities, ane? Viskas yra įveikima. Blogiausiai, labai blogai bus, jeigu kai važiuosiu atgal, lis tą dieną. Tai čia viskas patvinę bus. Tai tada jau amen jūze. Tada jau bus kapiec. Bet va, asfaltukas prieš nosį. Gerai. Atsigausim biškį. O šiaip įrodo lietų lygtais važiuojant atgal. Šiaip kelionės pradžiai rodė lietų į priekį važiuojant, bet nusistūmė į savaitgalį. Tai labai tikiuosi, kad tas lietus dar nusistums ir visa kelionė apsieis be lietaus. Na, čia būtų idealių. Idealių variantų. Viskas, asfaltukas. Reikia tikėtis, kad turėsim jo nemažai. Na dabar. Kaip gera važiuoti. Kažkoks mini zučiai. Net nežinau, kad toks yra. Čia vienas iš pliusų, kai tu keliauji dviračiu. Sutinki ir pamatai tokių dalykų ir aplankai tokius dalykus, kur greičiausiai gyvenime niekad nebūtum apsilankęs. Mini zu parašyta, bet toks nelabai mini. Įvažiavome Dauparus. Tai čia kažkur netoli yra mano darbas. Tai pasirodo visai netoli nuvažiavau nuo namų dar. Nors jau yra 12 kilometrų, bet tokį ratą dariau iš tikrųjų, vietoj to, kad tiesiai. Nu, bet tiesiai nenuvažiuosi niekam, nes ten A1 greitkelis, o ten dviračiams vaidelentis negalima. Tai panašu, kad šalia A1 toks neblogas keliukas yra. Tai smagu, kad ne žvyrkelis. Smagu, kad asfaltukas. Tai riedam, žiūrėsim kaip toli. Nežinau, lietuviai, ne lietuviai, bet ten tiesiai nuvažiavo gal kokį 12 dviratininkų su plentinukais ir iš paskos važiavo 2 lydinčios mašinos. Su ragais dviračiams dėti ir panašiai. Tai įdomu, ar čia lietuviai treniruojasi taip kažkaip labai pro, ar čia užsieniečiai kažkokie. Nu va, o aš jau Gargžduose. Ir kaip minėjau, pabandysiu su to dabar kokią stotelę. Parodysiu savo transporto priemonę.
kaip viskas atrodo, o policija atsineša. Gal reikia iš kelio pasitraukti. Ok, tai kalbant apie mane patį, tai kaip mato, turiu šviesias juostas arba šviesą atspindinčias juostas, nes didžioji dalis važiuojamojosios dalies yra kelias, jau prasilenkius keliais policininkais, tai nenorisi turėti problemų dėl, žinot, prisiknės prie bet ko. Tai šviesa gale, kuri dabar nedega, nes išjungiau, švieselė priekyje. Atšvaitinės juostos, viskas kaip turi būti. Ir kaip matot, krepšiai išsipūtę bele kaip. Dar tiek krepšių iš tikrųjų nesu prikrovęs, priekiniai lygiai taip pat ir ne viskas tilpo. Netilpo mano grandinė, kaip čia pasakyti, apsaugo dviratį nuo vagystės. Čia trumpam, kai užbėgti į Airbnb, ten susimokėti ir panašiai. Kažkur reikės prirakinti, tai šitą turiu, bet jisai čiaužo ir jis daužas man į kojas. Tai galvoju, kad aš jį perdėsiu čia, užrakinsiu ir tegul ten laikosi, nes žiauriai erzina. Mano Garminas, mano Atlebo krepšiai 4, 2 gertuvės. Iš principo nieko naujo kažko tokio neturiu. Nieko naujo, ko nebūčiau rodęs per tą video, kur tiesiog pristačiau savo gierą šių metų. Aišku, GoPro laikiklis. Gerai, biškį užkandu, kažko taip lengvai, saldaus. Ir sekanti stotelė bus Plungė, o Plungė jau stosim papietaut. Jau ten stosim papietaut. Ir vieną dalyką blogai padariau, kad pasiėmiau visom dienom maisto. Gert ne, nes sakiau, dasipirksiu ten, kur Airbnb bus, ten dasipirksiu gert, bet maisto paėmiau visom dienom, dėl to čia biški pravalas ir buvo. Šiaip galėjau nusipirkti tuose miestuose maisto pasipildyti, bet pasiėmiau, kažkodėl nusipirkau iš karto, tai dėl to ir nestupau. O aplink mane, tai galit pamatyti, bumt. Tai yra kažkas? Čia GoPro guli, kai važiuoju. Bumt. Žodžiu, kas netilpo aplink save, viskas susikamščiau. Hebra apsisuko ir grįžta. Panašu, kad lietuviai, tik tais labai keista, kad su palydinčiom mašinom. Nors iš tikrųjų aš kai nesidomiu, tai nežinau šitų dalykų. Gal tai yra normalu. O tokie keliai, kur nėra kelkraščio, absoliučiai jokio. Ir realiai važiuoji išlindęs gerokai į važiuojamąją dalį, tai nelabai man patinka. Bet neturi kur trauktis. Bet jeigu fūra važiuoja, tai visiškai už tave sustoja. O jei aplink tave, tai irgi yra reikalų. Tai vieną fūrą praleidau, sustojau. Išsukau iš kelio į šalikelį. Parodžiau, važiuok. Prasinešė. Nes jeigu nebūčiau parodęs, tai būtų laukęs labai ilgos distancijos lenkimui, nes neaplenkė jinai taip greitai, kaip norėtų. Ir dabar aš irgi važiuoju ir bijau padangos neprasikirsti. Nes čia, su tokiais lietuvių keliais, per brūkšnelį bulvekasiais, bulvinojais, kaip ten tai vadinasi, tai visko gali būti. Kad ir dabar, pavyzdžiui, priekį matau susiaurėjimas kelio. Ir viskas, aš lendu į kelią. O kur man dėtis? Tokiu žvyrkeliu nepavažiuosiu. Pradės mėtyt mane. Bet ką turi, tuo ir važiuoji. Gerai, o man tiesiai ant kalniuko, ant tiltuko. Ten papačiai bus, jeigu aš neklystu,
A1 greitkelis. Balemba. Dar taip nėra buvę. Esu gavęs į akį iš musės, į nosį, į ausį, prarijęs musę, bet čia kažkoks didelis daiktas skrido. Aš pro burną kvėpavau, kai davė ir tarp lūpų įstrigo. Didelis toks. Kai dėjau spjaudytis, įspjavau, aišku, bet spjaunant paliečiau liežuviu. Nuštumo liežuviu. Ta didžiulį vabalą, taip. Nesupratau, kas ten per vabalas buvo, bet dabar burnoj toks šlykštas skonis. O vanduo labai giliai įkištas, kad įsiskalaut burną. Blemba. Toks sūriai kartus skonis burnoj. Tai gerai, kad neprarijau iš jo. 40 km yra. Jeigu aš gerai suprantu, tai čia kažkur netoli pusiaukelės jau link Telšių. Turėtų, manau, kokie už 10 km grubiai būti jau Plungė. Valgyti labai nenoriu, bet noriu pailsėti, nes iš tikrųjų žiauriai vargina tokiais keliais važiuoti. Pastoji važiuoju įsitempęs, pastoji tų mašinų užesys. Nu toks. Realiai aš, pavyzdžiui, dviračių takų nuvažiavęs 80 km, panašiai jaučiuosi kaip dabar kelių nuvažiavęs 40. Jo, iš tikrųjų vargina tokiais keliais važiuoti. Bent jau būtų kelkraštis koks nors paliktas, kur važiuoji saugiai ir neskai galvos. Tada jo. Tada būtų kitaip, bet dabar kažkaip vargina iš tokios kelionės. Tai visai norėčiau daug atsigert. Atsigersiu dabar, bet jaučiu, kad Plungėje reikės pasipildyti visas atsargas. Ir šiaip labai nuobodus kelias, nes aš jau jo važiavau ir visą laiką kelias ir aplink laukai daugiau nieko. Tai žiauriai nuobodžiai minasi. Čia tas pats kaip autostradą važiuoti. Bele kaip neįdomu autostradą važiuoti kažkur tolimą kelionę, tai vat lygiai taip pat ir čia. Niekas nesikeičia, vaizdai nesikeičia, vien tik laukai, miškai ir daug mašinų zujančių aplinkui. Visą laimę, kad šiandien mažai fūrų, gal 3 fūros tik aplinkė, tai čia pliusas. Telšių apskritis, Plungės rajonas, jau geri ženklai. Žali dar. Jeigu jums kiltų klausimas, ar karšta lauke, nežinau, ar matysis. Jo, čia nesimato, bet kaip turi būti čiuršlė varo prakaitą nuo šalmo. Radau šiokį tokį pavėsiuką. Viskas. Plungytė pasiekta. Ta pati ligoninė, kur ir anąkart valgiau. Tik aš valgiau anąkart tenais, bet tenais norėjau vėl tą pačią vietą važiuoti, bet ten šiukšliadėžės nėra. O čia vat šešėlyje yra šiukšliadėžė, tai stosime čionais. Makarončikai. Su kuo čia yra? Cheese and herbs. Su sūriu. Makaronai su sūriu. Mini batončikas visai.
užkandam, pailsim ir toliau į kelią. O iki Telšių apie 35 gal, netoli 40 km. Nebetiek ir daug liko šiandienai. O dabar turim 2:30. Tai manau, kad iki 3 pasėdžiu, pavalgau, pailsiu, na gal po 3 biški dar. Ir judam paskutinius kilus ir uždarysim šiandieną. Man į dešinę. Nu va, Šiauliai 9:4, Telšiai 27. Normaliai. Pirmą kartą džiaugiuosi dėl šito šizoforo. 20 km vidutinio greičio matuoklis. Pirmą kartą džiaugiuosi jį matydamas. Pirmą kartą. Jausiuos biški saugesnis dabar kelyje šitam. 20 km, tai man atrodo, 20 km kažkur tenais jau netoli Telšių ir bus. Tai dabar ramu, nes visi važiuos 90. Nu, ne visi, bet beveik visi. Tai jau linksma, jau geriau, jau gerai. Kaip smagiai visi pravažiuoja. Kaip prieš tai tik džium pro šalį būdavo. Gerai. Nu ką, Telšių rajonas. Reiškia, jau ir Telšiai nebetoli. Ką mes turim? 7,5 kilos. 8,5 man atrodo turėtų būti jau Telšia. Tai taip grubiai paėmus apie 10 kilų liko. Bet jau nuovargis jaučiasi, eik tu savo, čia tos Žemaitijos kalvos mane nužudys toj. Klaipėdoje pripratau prie lygumų. Ten tai easy 100 km nuvažiuoti Klaipėdoje. Dabar tai man vien juokai. Bet čia 70 kg su šitom kalvom, tai oh my god. Jaučiuosi nuoširdžiai pavargęs jau. Va. Priekia vėl kalva, į kurią kopti reiks. Tik. Tiek pašnekėjau. O fone muzika groja, blemba. Copyrightas bus. Tai šneku iš naujo. Išsukau iš pagrindinio kelio, tokių vat šalutinių dabar. Apie 8 kilos, manau, kažkur. Ir pasieksiu Airbnb. Viskas. Galėsiu kojytės ištiest, labai dušą noriu ir labai gert noriu, bet noriu šalto gert kažko. Nes viskas, ką vežuosi, viskas yra šilta. Aišku, gerinės nori gert, nieko nesidėsi, bet noris šalto. Tai lėksiu iki Pardės, kokią pickę pasimsiu, kolą šaltos. Ir uždarysiu šią dieną. Gerai. Anksti šnekėt. Dar 8 kilai. Kas čia per linksmieji kalneliai? Eik, tai savo. Na, čia jau reikia imti greitį turbūt, kad užlėkti į tą, kuris priekyje bus.
Eik, tu savo. Linksmieji kalneliai. Ok, užlėkėm. Bet ten jau tik į viršų matau. Ten jau bus ragas. Aš įsivaizduoju su palentinuku ir be tašių. Oi, būtų smagu. Viskas man jau. Šiaip mano limitas, aš pastebėjau, yra tarp 7,5-8. Baigėsi komfortas ir prasideda darbas. Va, 8,1 kilas jau ir aš jau nebejaučiu malonumą. Važiuot, o priekį žiūri traukinukas lekia. Oh my god. Gerai. Jau galime įsijungti ir navigacinį telefoną, kurį veda į Airbnb. Nu tai kon jūs dviratininkai. Va, viskas apartamentai, dviratukas apačioj. Reiks susirakinti, iš karto va, tulkelės. O mano apartamentai viršui. Nežinau, čia su batais galiu eit, negaliu. Bliamba, kojytė skauda, nugarytė irgi. O, yra balkonėlis kažkoks išeit. Pasėdėti grynam ore. Mikrobangi. O, kaip čia fainai, ką eikti savo. Arba kavytės ryte. Lovykės. O kur čia dušas? Nepoнял. A, čia turbūt. Jų. O, koks dušelis. Kaip pasėrlį. Hello. Jo, biškai nusikalęs jaučiuosi. Tai dabar gal susitempiu tašės į viršų. Viską išsidėlioju, kadangi 2 lovas turiu, vieno tik miegosiu, ant kitos viską išsidėliosiu tiesiog. Visus daiktus persidėliosiu į tašes, nes, išsimetė biškai, ką valgiau, atsilaisino vietos, tai reiks biškai, kaip sakant, persitvarkyti. Tai dabar aš gal tada iš karto viską pasidarau ir šiaušiu į parduotuvę. Nu kon, čia kraunasi kažkas. Ai, blė. Kas čia per nesąmonė? Hei, neini tiesiai. Su koja. Bliamba, aš jaučiu, čia dar ne kartą nusidaušiu. Galimas kraunasi. Realiai, biški, pradėjau kraustytis. Buvau Dušane. Iš Dušano iki parduotuvės atgal. Galim pažiūrėti, ką nusipirkau. Porą spurgų. Nežinau, aš šiandien valgysiu, o rytoj su kava pasiliksiu. Matysim. Coca-Colčikas. Per domukus išgėriau visą. Ant tiek gert norėjau šagės. Net spalvos pradėjau matyti. Biški banančikų. Pizorija. Kumpis, saliamis. Tokios ten picas. Čipsiukai prie TV. Tai čia dar rytoj gerti. Rytoj dar vienas gerti. Ir šiandieną gerti. Ir dar rytoj stabtelsi pavalgyti. Nes energijos tai man šiandien pritrūko į tos kalnus ropot. Tai realiai 1, 2, 3, 4, 5 gėrimai. Žiauri gert noriu. Aš tikiuosi užteks man per šiandieną šitos liūtelių.
Jo, iš tikrųjų nusikaliau. Pradžia buvo žiauriai linksma, žiauriai lengva. Bet kažkaip į pabaigą, kai prasidėjo tie linksmieji kalneliai, čia grynai už plungės. Iki plungės lengvai nusivažiavo, už plungės viskas. Aukštyn žemyn, eina, pechna. Kai aš pripratęs prie Klaipėdos lygumų, tai man yra pakankamai sunku važiuoti tokiais keliais. Tai žiūrėsim kaip rytoj. Rytoj laukia apie 70 su virš kilometrų. Ir jeigu visi 70 su virš kilometrų bus aukštyn žemyn, kažkodėl man šviečiasi, kad aš atgal jau net nebevažiuosiu nafik. Tada sėsiu traukinį ir su traukiniu grįšiu į Klaipėdą. Nenoriu aš tokiais keliais važiuoti ir šiaip per senas gal, nežinau, ant lygumų numinu 100 kaip nieko. Pavargsti, bet kažkaip normaliai. Čia nepilnus 85 km kalniukais pavažiavau į ragas. Aišku, dar labai daug prisidėjo, kad žiauriai karšta buvo, visas šlapės. Ir gert mažai turėjau. Tai čia didžiulis minusas. Tai einu kep pizzeriją. Pizza iškepta, pavalgau, einu gult. Ir išjudam rytoj į Kuršėnus, link Kuršėnų, o po to į Šiaulius. Čiau.